Sveiki visi. Ir kaip matot, pradedame naują kaip survival mapą. Tai kas jau esate žadėję, turbūt žinot, kad čia yra Survival Island vadinasi. Tai išgyvenimo sala, kurioje atsirandat neturėdami nieko. Tiesiog šitoj saloje esate ir turite įvykdyti tam tikras užduotis ir yra tam tikros taisyklės. Tai užduotis, tai jūs galim pasižiūrėti. Štai mūsų užduotys. Tai kaip matot, turim pastatyti namą su 20 plus langų ir 2 aukštų. Turim pastatyti 10 tų knygų lentynų. Turim pastatyti automatinę kaktusų fermą, požeminę medžių fermą, požeminę tų mobų spąstus požeminius. Taip pat padaryti vandens spąstus skeletam, kad nuskęstų, padaryti kartų sistemą, tai kaip bėgius, pastatyti kažką su redstone, tai bėgiai bus, kadangi reikės redstone jam, ir rasti 10 nepanaudotų deimantų. Ir taip pat kažkokią knygą rasti. Taigi, taisyklės yra negalima palikti salos, reikia žaisti, kad bent būtų ant normalaus difficulty. Tai normalus, hardas ar ten dar kažkas. Ir viskas, jokių hakų, žinoma, suprantama. Tai jo, grįžtam į Minecraft. Greitai noriu parodyti, kokį tekstūrų paketą naudoju. Tai yra LB fotorealizmas. Labai geras texture packas. Man bent jau labai patinka. Biškį tikroviškiau viską padaro. Taigi, kaip mato, atsirandam saloj, tai aš ką tik instaliavau šitą salą. Kadangi nesnei gavau, nežinau, ar pamatyt, bet gavau 50 subscriberių. Tai jei, dėkui visiems ir tą progą darysim, kaip bus specialūs epizodai Survival Island. Ir taip pat Survival Island, kalbėti nebegaliu, Survival Island darysiu koopą. Tai bus rytoj pradėsiu. Tai jo, turėsiu dvigubą Survival Island. Vienas bus štai šitas ir kitas koopas. Tai jo, bandysiu, sakykime, aplaudinti po vieną seriją, kaip sakykim, vieną šitą aplaudinu, vieną koopą ar kažką tokio. Taigi, su pirma, negalima salos palikti, tai tame prasme, kad, sakykim, aš galiu taip iššokti į čia, tai nereiškia, kad negaliu visiškai nulipti nuo salos. Tiesiog negaliu kur nors visiškai toli nuvaryti, turi būti šitam plote o, kas čia? Uždaryta. Ok, kažką radom. Arba workbenchas, arba skrinė, arba workbenchas, nežinau kas. Skrinė. Gerai sodinukų radom. Gerai naudingi. Oi, reikia išlipti. Sodinukų reikės, nes nei medžių nieko neturim, o pradėti medžių būtinai reikia. Tai iškart nieko nelaukia pasodinam. Bent jau 2. Štai taip. Taip pat reikės pradėti pradžiai kokią, kaip, nežinau, kas čia tik dabar palaukit, kas čia. Ten gal spawn pointas, nežinau. Kaip matot, kad viskas sienom aptverta, kiek suprantu, tai kad negalėtumėt palikti toliau, tik šitą salą gali. Tai toliau biškai plaukčiau. Apiplaukiam, pasižiūrim, kas čia gero yra. Tokiau lygtais, čia nieko. Tai ką aš planuoju iš pradžių pasidaryti, tai kaip kokį nors, lyg iš smėlio kokį kaip namą kažkokį pasidaryti. O, da sodinukų, gerai. Kaž nieko. Okay. Tai man atrodo viskas, gal nieko nėra. O, kas čia? Atrodo, lyg koks keivas būtų. O, kažką matau. Bet čia turbūt jau man negalima ten. Tai jok. Taip pasidedam sodinukus į skrinę. Viską reikės labai saugot. Čia yra panašiai, kai kas, žinot, turbūt visi žinot Skybloką. Čia yra kažkas panašaus, tik kad nereikia taip bijoti, kad nukrisi. Tai man žymiai labiau patinka. Tai jo. Išsikasim biškį smėlio. Bandysiu iš visur po lygiai. Išskyrus purvą paliksiu. O. Šiek tiek lengva buvo mūsų pirmus deimantus rasti. Jas medis užaugo. Labai greitai viskas vyksta, nes tikėjau, kad taip greitai viskas bus. Kiek mums deimantų reikėjo, to pasižiūrim.
Reikėjo 10 nenaudoju, tai vadinasi, aš galiu deimantus ir naudoti, sakykim, aš galiu pikeksus darytis ir panašiai, tik po to reikės kasinėtis ir pačiam 10 deimantų rast, kurių nepanaudosiu. Tai bus pasirinkimas arba naudoti deimantus, arba tiesiog saugoti juos ir nei vieno nenaudoti, tai nežinau. Bus matyti, kaip privers mumi aplinka. Tiesiog, jeigu labai daug mobų atsiradinės, tada iš tų 2 deimantų pasidarysiu pikeksą. Tai yra ne pikeks savo kardą, nes iš dviejų tik tais kardą gali pasidaryti. Taip pat kastą gali pasidaryti ir viskas. Tai jo, reikia visus sodinukus susirinkti, kadangi nors turim gana nemažai, bet vis tiek reikia, kad iš kiekvieno medžių bent po sodinuką gauti, kad nepasibaigtum jie. Lemba, aiva vienas, gerai. Šiek tiek iš pradžių biškį taupiai darysim, po to po biškį viskas įsižais, tada jau geriau bus, tikiuosi. Tik vienas su šiek tiek sodinuką gal. Nu kągi. Labai tie užknisa mobai visi. Šiaip mums reikia workbencho blemba. Okei. Šmogeliukas kitai atrodo. Tai pasidarom workbenchą iš karto. Čia jau kiek suprantu saulė leidžiasi po biškį. Reikia pagaliumų. Štai. Pagaliai. Anglės. Tai galėsim pasidaryti torčių. Visada naudingi torčiai yra visada. Taigi turim torčių ir pasidarom pikeksą. Vieną, kol medžio gausim ir vieną šavelį pasidarysim. Štai. Turim pagrindinius įrankis. Blemba ten pradėjau. Na, aš tikiuosi, kad čia per daug mobų neatsiras, nes kitaip man šakis. Greitai reiktų tokį kaip bunkerį pasidaryti man čia. Grįžtu prie... Kai tik pradėjau, atsimenu... Oi, blem. Kai tik pradėjau žaist Minecraftą, čia būdavo mano toksai namas. Kad zombi manęs neužpultų. Teiks biškį panaikint. Ir aš maždaug šito vietoj kasinėsiu, kadangi radau skiknečia, tai čia man atrodo kažkas lyg pažymėta buvo. Lyg turėjau nuo ten pradėtai. Taip ir darysim. Kodėlgi ne. Štai, viską susinešim. Nagi. Su pagaliu padaužysim. Okei. Sodinukai auga. Viskas puiku. Nervina tas garsas, kai visi mobai rėkia dabar. Į skrinę susidedam, kad neprarastumėm nieko. Viską saugiai susidėsim. Pradedam kasinėti, man reikia būtinai akmens susirast. Šiaip biškį čia neprotingai darau. Taip, reikia kaip nors ratu pradėti kasti, kad tokius kaip laiptus daryti. Kad čia smėlis, tai užknisa blemba. Man būtinai akmens reikia rasti. Yes. Puiku. Kuo toliau man čia vis labiau nepatinka, nes vis labiau girdžiu zombius. Varom į viršų trumpam. Okei.
Net neklauskit, ką aš čia darau, aš neįsivaizduoju. Ai, pam. Belė kasų ir tiek nesiauškės. Išnaikinsiu viską, tai išnaikinsiu. Nes smėlis nukrenta nuo viršus. Išklievai gaunus. Ne. Ne. Eik atgal pas save. Man tu visai nepatinki. Visiškai tavęs nemėgstu. Ach, taip, nu gerai. Pažiūrėsim, kaip tos smėlis patiks. Ok, nužudžiau vieną. Naudodamas smėlį. Kai greitai kastuvas lūžo. Aš dabar bijau kastis, blemba. Nežinau, kad ten mobų bus. Lik ten. Gerai, lik. Aha. Ok, dar vienas mirė. Ai, spawneris ten yra. Eik torčių. Kur torčiai? Ok. Viskas aišku, ko man reikia. Reikia pikeksų akmeninių. Kastuvų akmeninių. Torčių turim. Ir kartais praverstų akmenis. Kaip tik. Yes. Ok. Leidžiamės. Sveiki, Hebra. Kaip gyvenimas? O, man širdutės baigėsi, aš net nepastebėjau. Ok. Iš kur maisto gaut? Neinam, man atrodo reikia susidėsiu viską, užsimušiu, kad atsigamintų širdutės ir tada eisim pas juos. Ok. Kas per... The fuck? Geroj vietoj atsirandi. Tai va, kaip man šį pasaulis, čia yra tokios kaip sienos. Jej! Ok, ilgas. Taip, prasuksim, kol nuplauksim lygi savo salos. Ok, atplaukim lygi salos ir matau, kad mobų biškai pas mus atsiradę, kas nėra labai gerai. Tiesą sakant, tai visiškai yra blogai. Endermanas, zombis, visų po vieną žodžių išskyrus tą creeperių trūksta. Dabar nežinau, ką daryti. Biškai nelabai gerai mums čia išėjo, galiu pasakyti. Blemba. Lygi dienos nelabai sulauksiu, nes dar toli šviečia. Nu dabar tai nešviečia, bet turiu minį toli šviečia lygi dienos. Tai nežinau. Blemba. Ką čia man? Reikia kaip nors nuo jos pergudraut. Ratą tokį apsuksim. Ne, šauk manęs, ne. Kryp. Nu va, dabar visų po vieną turim, puiku. Eina savo. Kaip man... Ok, nešauk manęs. Ne. Štai taip, ne. Au. Man tu visiškai nepatinki. Creeperis mano blokus firina, blemba. Ok, creeperis mirėjo. Tai yra apie endermanus. Ai, ne. Ai, tiksliai endermanai vandens bijo. Jeigu endermanai į vandenį. Bent vieną bloką, jeigu pakvieti, tada jie miršta. Tai aš dabar jį išėsiu, kol jis atsiteleportins lygi manęs ir mirs vandenį. Nu, tiek čia. Nagi. Nebūk bailys. Vyrai vandens nebijo. Au! Tu skaltis mane užknis. Spėka. Dalyt pradeda, rimtai? Puiku. Tiesiog puiku, nuostabu. Fuck's sake. Oh my god. Dabar, kadangi lyja ir saulės nebus, dabar
mobui nepranyks. Ai, nesau. Gera pradžia pusė darbų. Tai jo. Man atrodo, šitose adventure bus gana daug sunkumų bus, bet tuo pačiu bus jums galbūt įdomiau žiūrėti, kadangi daugiau veiksmo bus. Ypač koopė turėtų būti įdomu žiūrėti. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot. Čia buvo pirma dalis mūsų, kaip pavadinsiu, dėkui dėl 50 subscriberių serijos, kad 50 subscriberių gavau, tai dėl to čia šitą ir pradėjau kurti. Survival Island, taip pat daug kas siūlė, tai ir dėl to, bet daugiausiai dėl 5 subscriberių. Visiems dėkui, kurie esate pasubscribinę. Jeigu dabar žiūrite ir nesate pasubscribinę ir jums patinka mano video, tai nevaistykit laiko. Eikite mano kanalą ir paspauskit subscribe arba prenumeruoti. Ir tada dėkui. Dabar, kaip matom, pradingo mobai. Tiesiog noriu greit grįžti ir pasižiūrėti savo dėžiai, kad visi mano daiktai yra ir kas nors nenufirtnau ne. Nežinau, tai tik tos creeperius ir panašiai jais pasitikėti negalime. Ne, viską turiu. Aš ką noriu dar padaryti prieš išvarydamas, prieš baigdamas epizodą, tai noriu išaktyvuoti tą spawnerį. Ne, man nereikia to atsirasti, eikit čia. Ne. Nemirk. Ok, išaktyvuojam. Ne, spideris, ne. Lemba, aš tiek nedaug life'ų turiu. Mirk. Yes. Ok. Pažiūrim, ar visi visiškai deaktyvuoti. Taip, puiku. Pilną lobių, kaip matom, turi. Radom visko. Puiku. Nežinau, čia taip turi būti lengva, bet kažkaip dabar labai lengvai atrodo, nes dabar čia aš galiu pradėti daryti spawnerį, mobų spastus ir visokius kitokius dalykus. Nežinau, kodėl čia taip lengvai. Galvoju, galbūt koopę vis dėlto pradėsiu kitokį mapą daryti vietą, ne Survival Island. Pasižiūrėsim, rytoj susirašysiu per Skype'ą su visais, kurie norėjo koopą su manim daryti. Ir tada sugalvosim visi, ką daryti. Tai jo, bet šis mapas tikrai labai lengvas kažkaip atrodo, bet šiaip gerai, kad nėra labai ilgas, čia tiesiog kaip 5 subscriberių proga, tai bus kaip trumpa serija tiesiog, trumpi epizodai ir jo. Tai dėkui visiems, kad žiūrėjot, dar kartą dėkui visi, kurie subscribinot man ir tikiuosi taip toliau tęsim lygi dar 50 subscriberių ir tada dar lygi 50 ir panašiai. Tai jo, iki kitų video.